Vienas būdas - investuoti į dividendinės akcijas, kurios išmoka, sakykime, reikšmingesnius dividendus, 2 procentus, 3, 4, 5 ar daugiau. Tai kad minkim, jeigu turim vos kelias akcijas, tai tie dividendai yra išmokami kartą metuose 2 kartus į metus, tai reiškia, reikės turėti tokį platesnį dividendinį krepšelį, kad pasidėlioti, kad po mėnesių mums tos dividendus išmokėtų. Kitas būdas - tiesiog investuojant į akcijas ar investicinius fondus, juos parduoti, kai jie yra pakilime ir tai gauti tokias vienkartinės, sakykime, pajamos, tai nebūtų pasyvios pajamos. O kiti būdai - obligacijos, pavyzdžiui, skolinti pinigus už 8-10 procentų ir tokiu būdu gauti pasyvias pajamas. Tik vėlgi dividendai yra, tai yra palūkanos išmokamos už obligacijas kartą metus arba 2 kartus į metus, o kiti būdai būtų sutelktinis finansavimas, tarpusavio skolinimas ar nekilnojamas turtas.